lankomės antrą kartą. Čia gyvena 90 vaikų. Prašom. Braško. Aha. Kol džiaugiamės paaugusiais vaikais ir vaišinome saldainiais, sulaukėme svečių. Jiezno vaikų globos namų su dovanomis aplankė jiems gerai žinomi Vilniaus banko atstovai. Vaikai žėrė eilėraščius ir dainavo. Audriau, kodėl dalyvavote akcijoje Vilniaus bankas? Kodėl taip? Labai džiaugiamės, kad tokia akcija yra ir aišku norim prisidėti, nes tikrai suprantam, kad vaikučiams galbūt nėra visada linksma ir smagu. Mes tikrai džiaugiamės ir norim pasidalinti tą sėkmę, kurią turim. Ir skirsim šiemet tikrai nemažai lėšų, kad vaikai bent trumpam pasijaustų laimingesni. Krenta snaigės pamatu, pažiūrėkit, kaip gražu, puoselės, kai ir gamta atšaliuoja jau žiema. Ar tu pati turi globėjus? Taip. Ir kaip tu dažnai pas juos važiuoji? Aš visai neseniai esu šituose vaikų namuose. Seniau mane taip globojo močiutė. Tiesiog tave globojo, kas dabar tave? Dabar mane pasiėmė savaitgalį teta. Žodžiu, giminės ir toliau giminės, taip? Ar tu patenkinta tuo? Taip. Žodžiu, tai yra laikina globa. Taip, laikina. Ar kuri nors iš jūsų, kaip sakant, tikitės būti globojama ne laikina globa, o pastovia ta globa, kuri nuolatinė globa? Ne, nesitikiu. Kodėl ne? Nes ir nelabai noriu, buvau pas 3 globėjus ir iš visų išėjau. Kodėl? Kokios problemos? Nu, Buvo papasakok. naudojamasi. Akivaizdžiai. Aš manau, kad didžiausias stebuklas tai yra šitie namai, kuriuose dabar esu. Tu čia saugiai jautiesi? Labai. Ir ko tau gyvenime trūksta? Nieko tikriausiai. Aišku, aišku reikia tėvų, bet kadangi nėra ir suprantu, kad negalėsiu gyventi su jais, tai yra kaip yra. Na, o Vilniaus banko atstovai liūdniems vaikams atvežė ne tik eglutę ir dovanas, jie atvežė ir džiugę žinią. Mes norim pakviesti visus vaikus, gruodžio 30 dieną, visus. Noriu pasakyti, kad tuos 6000. Taip, visus vaikus. Atvažiuos autobusai ir kviečiam visus gruodžio 30 dieną. Prieš pat naujus metus į Vilnių, į baigiamąjį išsipildymo akcijos vakarą Siemens Arenai. Kviečiam visus, tilpsim visi ir tai turėtų būti nuostabus renginys. Norim padaryti Drąsiai važiuoja, nes Vilniaus bankas tam skyrė pinigų. Taip. Jeigu pernai po vieną žmogų, po vieną vaikutį važiavo iš kiekvienų vaikų namų, šiemet mes norim padaryti šventę visiems, absoliučiai visiems, iš visos Lietuvos. Tie, kurie tuo metu nekosis. Super. Ačiū labai. Ar žinote, kad įvaikinti galima tik tuos vaikus, kurie įrašyti į įvaikinamų vaikų apskaitą? Norėdami įvaikinti, turėtumėte kreiptis į to rajono, kuriame gyvenate, Vaiko teisių apsaugos tarnybą.